manau, kad reikėtų, bet galbūt ne taip aštriai, ne taip grubiai, kad iškart viską drausti. Jeigu nesaugosi, nelabai tau atneš naudos. Jeigu žmogus nusiperka ir pats padaro tą, kaip čia sakoma, DVD ripas ar kas ir įdeda, nu tai tada aišku, nu, tai į savo norų jis pasidalina ir visą kitą, bet pats vogimas tai jo, tai čia gal nelabai. Tai yra blogai, nes autoriai tiesiog negauna tiek daug pinigų, nes vyksta piratavimas, bet iš kitos pusės aš manau, kad tokiam kaip mums studentam, nabagam tai yra gerai. Turėtų galbūt, bet ne šitokiu lygiu. Ir aš manau, kad žmogus pats sprendžia, ką rinktis jam kompiuterį ar panašiai, tai aš manau, kad... Nieko gero. Nes aš manau, kad yra pažeidžiamos galbūt ne žmogaus teisės, bet galbūt vartotojo. Gal reiktų ir palaikyti tuos, kurie eina prieš tai, nes kiek esu girdėjus, tai nelabai kas gero ir bus po to, jeigu tam priims. Nu, pirma, pavyzdžiui, aš rusų kalbos dėstytoja. Aš norėčiau nupirkti vadovėlį, bet jisais mano iš Rusijos 2 mėnesius. Tai ką man daryti? Nu, visų pirma, tai už tai nereikia mokėti ir tu gali pamatyti ir tą patį filmą, ir ten ir knygą gauti ir visą kitą. Žmogus nori gauti viską dykai, ir čia, nežinau, kažkokia prigimtinė savybė, ar galbūt koks azartas, nieko čia mokėsiu, jeigu galima paimti viską dykai. Kaip aš galiu pirkti filmą brangiai, jeigu aš nežinau, koks bus turinys. Tai gal pirmą aš pažiūrėsiu, o potom ateisiu.